Ir man yra gražų žmonės, kurie spinduliuoja aistrą. Kada prasideda tas pasiruošimas gimdymui? Man turbūt, va tas etapas yra labiausiai toksai įkvepiantis, paslaptingas. Šitoje vietoje kartu norėčiau treptelt koją ir demistifikuoti irgi tuos naminius gimdymus, nes absoliučioj didžiojo pasaulio dalyje tai yra normali, legali, įteisinta praktika. Žmonės, kurie turi tą dovaną arba traumą, net galim sakyti, kuri vadinasi noras padėti kitiems. Ar jau turi tokią patirtį, kad va toks sąmoningas priėjimas, jisai pamažina tą riziką pogimdyviniai depresijai? Kažkaip apsiramink. Gyvenki taip. Gyvenki taip. Nes faktiškai tai yra intervencija į patį žmogaus tą, kaip čia, kietą į diską, gali sakyti. Ir man kaip dūlai tai reiškia tokį, žodžiu, 100 ar 110 km/h greičiu lėkimą į tą kauną. Bet tas gimdymas ir įrodo savo tokį tikrąjį veidą, kad tu niekada negali žinoti, kiek tai truks, kaip tai vyniosis. Tas kiekvienas scenarijus yra visiškai unikalus. Ir man kaip dūlai yra didžiulė dovana tą matyti. Tada moteris klausė, ar tu pavalgiai, eik dabar atsisėsk, pailsėk, žodžiu. Rūpinasi toliau. Tai darydamos irgi kažkaip, tai yra jų būdas tvarkyti su jų pačių stresu. Norisi gyventi aistringą gyvenimą. Aistringą gyvenimą, kad visos tos veiklos, kurias mes darom, jos lietųsi tokiu drąsiu kriokliu iš vidaus.